Sveiki. Tuojau pasitikrinsiu. Mane jau rodo televizoriui. Nesvarbu, kiek žmonių bus ar nebus, aš vis tiek savo darbą darysiu. Įrašas liks. Jūs galėsit pasižiūrėti tada, kada galėsit pasižiūrėti, nes matau, kad yra prisijungusių. Tuomet pradedam mūsų šios dienos pokalbį, kuris yra skirtas, kuo skiriasi būtent savirealizacijos temai, apie etapus, kuo skiriasi hobis, veikla, verslas, nes kartais tie dalykai mums irgi trupučiuką pasipainioja. Ir aš kaip primenu jums, kad visada kalbu tik apie savo asmeninę patirtį, apie savo suvokimus, nesiremiu nieko kitų. Todėl gali būti, kad mano ir jūsų požiūris nesutaps ir jis nebūtinai turi sutapti. Tačiau svarbiausia, kad jeigu bent vieną žodį išgirsit, kuris jums surezonuos, tai jau bus tikslas pasiektas. Reiškia mano žinutė jums nuėjo. O jeigu net ir nesurezonuos, tai vis tiek puiku, nes jūs tiesiog save pasitikrinsit. Tai bus jums kaip ir pasiklausimas savęs, klausant manęs, nes visada taip vyksta. Mes klausom kitų, o iš tikrųjų mes klausom savęs. Ir kai klausom savęs ir mūsų visas dėmesys į mūsų vidų, kaip ten viskas vyksta, tada mes ir gaunam tuos atsakymus. Tam mums reikalingi kiti žmonės, kad jų pasiklausę labiau suprastumėm ir girdėtumėm, kas iš tikrųjų vyksta mūsų viduje. Nes per tą rezonansą arba nerezonansą klausant kito žmogaus ir įvyksta tas konektas, suprantat? Tai vakar mes kalbėjome, priminsiu, temą apie pašaukimą, apie pašaukimo iliuzijas, apie tai, kad pašaukimas tai yra vienas iš tikrųjų visiems žmonėms ir kad jisai yra atrasti ryšį su kūrėju, tai yra kiekvieno žmogaus pašaukimas. Ir kada jis atranda ryšį su kūrėju, jisai yra pilnas. Jisai pilnas, jis visada gali turėti energijos ir realizuoti save. Ir visada gauna informaciją ir žinutes, kurias jam reikia. Sielos užduotis tai yra kryptis, tai yra patirtis, kurias mes turėtumėm, mums siela prašo iš mūsų, kad mes praeitumėm per šitą gyvenimą, kad įgytumėm būtent tokios patirties. Ir ta patirtis, jinai ne visada lengva būna, kartais jinai atvirkščiai sunki būna, žmogiškų požiūrių, tačiau iš tikrųjų mūsų sielai to reikia. Ir trečias dalykas tai yra talentai. Talentai tai mūsų galia, mūsų pagalba, mūsų įrankiai, kurie mums padeda lengvai eiti ir gyvendinti tas sielos užduotis. Nes tie talentai tai yra kaip parašiutas, kuris padeda gerai, lengvai nusileisti ant žemės. Arba kaip, sakykime, kažkokie tai laivas, kuriuo plaukėte ir jūs galite lengvai plaukti. Tai yra dovanos, kurios jums davė, kad jūs galėtumėte jas realizuoti ir jomis dalintis. O šiandien mes kalbame apie tai, kaipgi mes galime dalintis tomis dovanomis. Ir čia vėlgi daugeliu iškyla toksai klausimas, kaip aš galiu savo talentus tuos realizuoti. Aš nežinau kaip, aš nieko nemoku. Aš kaip ir moku kažką, bet iš viso, kaip čia viską tai daryti. Ir tas klausimas, kaip dažnai žmonės sustabdo nuo tiesiog darimo, tiesiog ėjimo tą kryptimi. Nes mes iš pradžių, mūsų logika, mūsų protas, taip kaip mes išmokė, prašo, aš čia turiu schemą kažkokią turėti, mane turi kažkas išmokyti, kažkokių taisyklių, kažkokios abėcėlės. Taip, kažkokios taisyklės veikloje, versle jos yra, tačiau nėra jos pagrindinės. Vis dėlto, kad ateiti iki to, mums reikia daryti žingsnius patiems. Ir pats svarbiausias dalykas, jau ir vakar minėjau ir šiandien pakartosiu, tai reiškia pajausti, kas man patinka. Kas man šiuo metu patinka, kas man labai mane įkvepia ir kas man labai rezonuoja. Ir tiesiog imti ir vadovaujantis šituo jausmu, kuris yra kodinis jausmas, vadovaujantis šituo jausmu tiesiog pradėti veikti kažką. Ta prasme, kad jeigu man kažkas tai, tarkim, ir visa tai jums yra reikalinga tam, kad jūs suprastumėt, ar jums iš tikrųjų tai patinka.
Ar jums, ką jums reiškia tas dalykas, kurį jūs pradėjo daryti? Ir tai gali būti bet kas absoliučiai, jums, tarkim, patinka groti dubenėliais, ne, garso dubenėliais. Jūs tiesiog svajojat apie tai, tai jūs tiesiog paimat ir pradedat tai daryti. Ir tada, kai jūs pagrojat, po kažkiek laiko suprantat, o gal man visai ir nepatinka tai daryti. Ir gali būti, kad jūs labai daug dalykų pradėsit ir nebaigsit tam tikrame etape. Bet tai nereiškia, nebūtinai reiškia, tiksliau pabrėžiu, tai nebūtinai reiškia, kad jūs esat nekantrus, kad jūs nepabaigė darbo iki galo tai, ką pradėjote. Tai gali reikšti, kad jūs tiesiog save tyrinėjate. Panašiai tyrinėja maži vaikai. Ar jūs pastebėjot, kad kai jie tik tai pradeda sąveikauti su pasauliu, jie ima visokius daiktus, ne, jie liečia kažką, tai jie daro kažkokius tai veiksmus, kol jie pradeda eiti, jie daugybę kartų nugriūna. Ir tai iš tikrųjų yra kelias. Ir tai ne, mes tik įpratom vertinti, kad tai, ką mes darom, arba teisinga ir arba neteisinga. Anaip tol, nėra teisingų ir neteisingų veiksmų, nes viskas, ką mes darom, yra veda mus kažkur tai. Kiekviena patirtis, nesvarbu kiek ir ko jinai mums atnešė, ar skausmingų kažkokių dalykų, ar dar kažko, tai yra sielos augimo patirtis ir jinai tokiu būdu renka informaciją, renka kažkokios tai, užčiopinėja tą materialų pasaulį, kad galėtų jame realizuotis pilnai. Bet kad realizuotis pilnai, gali būti, kad jam reikia išbandyti daug dalykų. Ir apskritai mano tokia mintis, kurią aš noriu perduoti, kad aš nežinau, aš nepažįstu žmonių, kurie 1, 2, 3 ir iššoko iš vieno lygmens į kitą. Tiesiog mūsų taip viskas surėdyta mumyse, kad mes turime žingsnis po žingsnio kažką tai praeiti, kad surinkti tam tikrą kiekį energijos, tam tikrą kiekį patirties ir kad tada galėtumėm pereiti kažkokį tai kitą lygmenį. Todėl tiesiog jūs tyrinėjate, ir tyrinėjimas tai yra išjautimas, aha, aš pabandžiau šitą. Ir suprantat, va čia šitame etape tai yra toks pats pirminis etapas, kada žmogus tik tai dar jis nežino ko. Kaip ir minėjau, vakar mes galime eiti į sistemas įvairiausias, kad ir astrologija, ten pagal karminius mazgus sužinoti, koks mano kylantis, koks besileidžiantis karminis mazgas, tai reiškia, kokios patirties aš atėjau susirinkti. Ir netgi kosmogramoje jau yra matoma, jeigu daroma talentai mūsų gebėjimai, taigi mes galime pasitelkti tai, jeigu nenorime ieškoti, bet vis tiek, nepaisant to, kad jums kažkas kitas pasakys, sistema kažkokia pasakys, kur jūsų yra duotybės, kur jūs atėjote ką realizuoti savo gyvenime, vis tiek jūs turėsite tai išbandyti, nes neišbandžius tai taip ir liks teorija, kuri pakips ore ir jūs netgi gali jums pasakyti, kad jūs esate talentingas virėjas, bet jūsų netraukia dabar ir viskas. Arba jums gali astrologija pasakyti, kad jūsų tikslas yra mokyti žmonės, o jūs vos sugebat išlementi žodį, bijot auditorijos ir taip toliau, ne? Tai reiškia, kad mūsų laukia tam tikras etapas, kur mes turėsim save užauginti iki to lygmens, dėl ko aš atėjau save realizuoti. O kaipgi aš užauginsiu save? Tik tai per patirtį. Mes neturim dar tokių mechanizmų, kurie mums sušvirkštų drąsą, arba ten kažkokių tai vaistų, injekcijų, ne, kurie mums sušvirkštų į vidų pasitikėjimą savim, kurie mums duotų staiga nei iš to energijos. Tai yra neįmanoma. Viskas yra augimo principu. Aš tikiu, kad gali būti revoliucija, bet revoliucija būna tada, kada jau yra apačios nebegali, viršūnės nebenori, atsimenat iš mokslinio komunizmo. Atsiprašau, kad taip išsprūdo, nes tiesiog toks pavyzdys spontaniškai gavosi, bet iš esmės ta revoliucija įvyksta tada, tas energetinis sprogimas, kada jau yra sukauptas bagažas. Tada mes galime pereiti kažkokį kitą lygmenį, bet kol mes į jį nepereinam, mes turime praeiti tą mokymosi, patirties laiką. Dabar pasakiau žodį mokytis, tai tikrai nebūtina eiti mokytis į universitetą, jau dabar nebe tas laikas. Ir jeigu jūs suprantate, jūs galite matyti iš dabartinių čia tokių su švietimo sistema susijusių dalykų, kurie vyksta ten apie egzaminus, kiek diskusijų sukelia, ta sistema pamažu žlunga nuo mokyklos iki aukštojo mokslo.
Ir aukštieji mokslai mums paprastai duoda daug teorijos, tačiau vis tiek mes patirtį turim susirinkti patys. Taip dabar yra daugybė kursų, daugybė įvairiausių dalykų, kur mes daug greičiau galim tai padaryti, kur nėra tarsi oficialus mokslas, ne? Bet mes vis tiek susirenkam tam tikrą informaciją ir tą informaciją paverčiam patirtim. Kito kelio nėra. Nes jeigu mes, tarkim, mokysimės netgi tame pačiame universitete medicinos, ne? Ką, manau, tikrai reikia mokytis vis dėlto, kad gauti tas žinias, ne? Nes su žmogum vis tiek dirbti, tai reikia tos informacijos, bet vis tiek aš paskui einu ir tai praktiškai įgyvendinu, ne? Aš tampu praktikantu, tampu reziduojančiu ten kažkokioje ligoninėje, ne? Ir darau kažkokius veiksmus. Lygiai tas pats su visais dalykais yra. Mes gaunam kažkokį impulsą, gaunam kažkokią informaciją, bet mes turim padaryti žingsnius. Mes turim įtvirtinti tai praktikoje ir praeiti ir išjausti savo viduje, ar tai yra mūsų ar ne mūsų. Ir tai yra toks kelias į augimą. Ir viskas, ką jūs praeisit, viskas bus jūsų turtas. Absoliučiai viskas. Ir iš viso to jūs paskui galėsite tiesiog save formuoti taip, kaip jūs norėsite ir eiti kažkokius kitus lygmenis. Na, o dabar apie tokias savokas kaip hobis, veikla, verslas, ne? Tai dabar pabandykim pasiaiškinti, kasgi yra tas hobis, pomėgis, kitaip tariant lietuviškai, ne? Tai yra tai, kuo žmogus domisi. Va tiesiog jisai domisi, jam įdomu. Ir jisai gali domėtis maisto gamybą, jisai gali origami lankstimu, jisai gali gyvūnais, technologijomis, piešimu domėtis. Tačiau tai ir lieka tik tai domėjimusi. Ir tai niekaip, tai nėra kažkoks tai intensyvus dalykas, kuris kažkokius nuoseklius veiksmus daro. Žinoma, tarkime, kokių pašto ženklų kolekcionieriai, kurie domisi filatelija, taip atrodo, kirčiuojasi, tai jie daro ten tuos veiksmus, jie mainosi tais pašto ženklais, ten įvairiausia komunikacija vyksta ir netgi pardavimai vyksta. Tačiau tai yra tik tai hobis. Tai yra, jisai nėra skirtas tam, kad aš gyvenčiau iš to. Nors, sakau, hobis gali tapti ir veikla, tačiau tai vis tiek bus toksai labiau fragmentiškas dalykas. Ir dažnai žmonės turi daug hobių, ne daug tų pomėgių turi. Jam patinka ir tas, patinka ir tam, bet tai ir lieka tik tai pomėgio lygmenyje. Ir tai yra mūsų dėmesio objektas, kur mes atsipalaiduojame, kur mūsų kažkas tai įkvepia. Ir kur mes nededame labai daug pastangų, nėra didelio nuoseklumo toj veikloj. Ir, pavyzdžiui, patinka filmai su Schwarzeneggeriu man žiūrėti. Nepatinka, bet aš kaip pavyzdį sakau, ne? Ir tai mano hobis yra tos filmus žiūrėti, bet ar aš kažką darau daugiau, nedarau. Toliau gali būti hobis megzti ir tas mezgimas gali pereiti į veiklą. Gali būti hobis gydyti energetiškai žmonės, ne? Bet aš galiu tai daryti tik tai, man patinka tame lygmenyje, ne? Bet aš galiu ir tiesiog tai paversti veikla. Ir kada mes iš tikrųjų, veikla tai jau yra absoliučiai kita istorija. Ir čia yra kodinis žodis veikti. Bet atkreipti noriu dėmesį, veikti tai nebūtinai veikti tik išorėje. Aš vis dėlto esu šalininkė to, kad mes didįjį darbą turim savo viduje pasidaryti. Ir kad nešaudyti tuščiais šoviniais, ne? Reiškia, tą energiją, tą visą kažkokią kryptį, tą kažkokią veiklą aš vis dėlto savo viduj turiu pradžioj susigeneruoti, išsirašyti, išsiaiškinti pati savo, ne? Kokie mano tikslai, ko sieksiu, kokia auditorija ir taip toliau. Čia tie jau marketinginiai dalykai yra, kuriuos vis tiek reikia praeiti, nes be jų mes labai sunkiai išsiaiškinam patys su savim. Ir tada aš iš pradžių kuriu viduje, o po to aš išeinu į išorę, aš jau pradedu išorėje. Ir išorėje kuriant jau reikalingi veiksmai. Ir todėl tie veiksmai, sakykime, apie hobį sakiau, kad gali retkarčiais atnešti pinigų, o veikla, tiesa, ir hobis neturi jokios tokios kažkokios sistemos. O veikla jau turi sistemą, jinai turi struktūrą, jinai atneša pastovės pajamas ir dažniausiai iš tos veiklos žmonės gyvena. Tai reiškia, gyvena, dažnai pragyvena, išgyvena, ta prasme, kad tai nebūtinai turi būti orus kažkokie tai ir pakankami tie pinigai, kad žmogus gerai jaustųsi. Ir labai dažnai ta veikla būna tokia fragmentiška, trukinėjanti ir mums reikia, kad kažkaip tai durstyti tuos galus, ne? Tai jūs, kas turite veiklas, tai žinot, kad
tie etapai tokie yra. Ir iš tikrųjų aš kalbu labiau apie veiklą ne dėl to, kad veikti beleveikti, ne? Bet aš kalbu apie mylimą veiklą, nuo kurios širdies dainuoja. Tai dabar įsivaizduokite, kad jūs turėjote kažkokį pomėgį, pavyzdžiui, daryti masažą. Ne? Jums patikdavo daryti masažą, jūs traukė prie masažo, arba ten veido masažą, kobido masažą. Ir tiesiog yra toksai potraukis, jūs jaučiat, kad jūs tai veda, jūs pabando tai daryti, man tai patiko. Ir tada galvojate, bet man tai taip patinka, kad aš norėčiau iš to veiklą susikurti, kuri man atneša pajamas, ne? Ir tada kuri atneša ne fragmentiškas, bet nuolatinės pajamas. Ir kad visą tai susikurtų, mums reikalinga sukurti sistemą, nes kitaip tai neveikia. Jeigu mes kažką fragmentiškai darom ir pinigai pas mus ateina fragmentiškai. Ir vadinasi, nėra to augimo toje veikloje. Ir kad veiklą pradėti, ir tos pajamos, kad ateitų, mums reikia pasitikėjimo savim, drąsos, apie tai rytoj daugiau kalbėsiu, to gebėjimo struktūrizuoti savo veiklą. Ir labai svarbu, kad žinoti tą ilgalaikį tikslą, kad veikla turėtų tą ilgalaikį tikslą, ne kažkokį trumpalaikį. Ir ir stiprų tokį ketinimą, kad žmogus tikrai žinotų, kad jis turi motyvą ir jisai eina tą kryptimi. Ir ta veikla dar turi būti nuosekli, štai kas labai labai svarbu, nes jeigu mes darome kažką tai nenuosekliai, tai mes nenuoseklius rezultatus ir gauname. Ir čia jau veikloje, kaip ir sakau, rytoj kalbėsiu apie tas savybės, reikalingos tos savybės, kurių, pavyzdžiui, turint hobį, jų visiškai nereikia, jos nereikalingos yra. Tai jeigu hobis yra, aš domiuosi tuo, kas man patinka, tai veikla aš kuriu ir veikiu tai, kas man patinka, ne? Ir iš to gaunu pajamas. Kurti, tai čia reiškia pritraukti, tai yra tas magnetizmas, kuris iš vidaus pritraukia, viduje susikūręs, jis pritraukia kažką tai iš išorės. Ir tai yra jau nebe 3D realybės veikimo būdas, tai yra 4-5D realybės veikimo būdas, kada aš pajungiu energiją, informaciją, mintį, būseną ir aš tokiu būdu pritraukiu kažką tai. Ir tam reikalingos, kaip jūs suprantat, štai tokios savybės viduj turėti, ne? Taip, ir dar yra svarbu, kad šiems laikams, tai kad veikla vis dėlto vyktų su lengvumu, kad nebūtų to sunkaus darbo tokio. Mes turime suvokti savo misiją, turėti ilgalaikį tikslą, gebėti būti drąsus, reikšti save, na ir kainą mokėti pasakyti, mokėti parduoti. Ir štai dabar tas žodis parduoti, daugelį žmonių jisai sukelia, tokį, nežinau, tokį sukelia įtampą, turbūt taip galima sakyti, lygiai taip pat ir man tas žodis tam tikrų metų sukeldavo įtampą, nes atrodo, tai kaip aš čia parduosiu. Tai jeigu tu parduodi, tai tu bandai kažką apgauti, tu bandai išvilioti pinigų ir taip toliau, ir taip toliau. Bet jūs pagalvokite, kad pinigai tai yra energija, ne? Jūs žinote tai, ne? Ir jeigu jūs kažką atiduodat už dyką, tai jūs prarandate, tai jūs į parduotuvę nuėję dešros juk negausite už dyką, ne? Ir iš tikrųjų tie mainai visą laiką vyksta, tik tai mes esame įpratę, kad mainomės kažkokiais apčiuopiamais dalykais. Štai pavyzdžiui, prašyti pinigų už daiktą tai yra labai lengva, dažnai lengva, bet kada mes prašom už paslaugas pinigų, jau susiduriam su tam tikrais sunkesniais tokiais etapais, kada atrodo, ką tu už orą gali pinigų prašyti. Tai jeigu mes neimame pinigų už tai, arba neimame pakankamai pinigų už tai, kiek energijos įdėjome, ne, į tą darbą, tai mes kažkuo kitu, ta prasme, gaunasi tokia kaip į tuščią viskas eina. Ir jeigu tas žmogus, kuris jums nemoka pinigų, ne, bet jūs jam duodat paslaugą, tas žmogus sumokės kažkuo kitu. Atminkit tą dalyką. Tie, kurie nenori mokėti, jie sumokės kažkuo kitu. Sveikata, kad dar kažkuo tai, nes tie mainai jie turi būti ir turi būti sąmoningumas ir tarp tų, kurie kažką tai siūlo, parduoda, ir tarp tų, kurie perka arba neperka, arba prašo nuolaidų. Todėl netgi tie, kurie žmonės prašo nuolaidų, ne, patys, ne, tai jie turi suprasti, kad tas žmogus, kuris parduoda, jisai turi tam tikrą sumą, kuri vertę apibūdina, ne? Ir jeigu
jisai ir pats padaro nuolaidą tam kitam žmogui, tai vis tiek ta vertė, jinai ir yra tokia, kokia jis pajautė savo viduje. Ir jeigu kažkokia dalis yra kažkur tai, kaip nuleidžiama, ne, tai tas žmogus, kuris pasiima tą nuolaidą, jis vis tiek kažko sumoka. Tai čia yra tokie keisti energetiniai mainai, apie juos galbūt reikėtų daugiau kalbėti, bet iš tikrųjų jie egzistuoja ir tą reikia suprasti, kad nieko šitam pasaulyje nėra už dyką. Ta prasme, taip mes galime širdžių mainus daryti kažkokius tai, bet jūs turite pajausti, kokio laiko jūs galite tai daryti ir jeigu, sakykime, jūs norite išeiti į veiklą, kuri jums neša nuolatinės pajamas, jūs turite išmokti imti už tai pinigus ir vadinasi išmokti parduoti. Be to, žmogus parduoti save turi taip pat mokėti ir tas žodis parduoti, jisai skamba galbūt kažkiek tai grubiai, bet tai nereiškia, kad aš jūs apgausiu, ar jūs mane apgausit, jeigu jūs kažką tai parduodat. Tai reiškia, kad aš žinau energijos kainą, kurią aš atiduodu kitam žmogui. Ir ten jau yra mainai. Tai yra ta pardavimo kaina, ne? Ir jinai nuo to priklauso. Tai vat veikloje jau atsiranda toks dalykas kaip nuoseklūs pardavimai. Ir visą tą dalyką reikia išmokti daryti. Tie, kurie jau savo veiklą turi. Dabar apie verslą. Savas verslas tai jau yra šiek tiek maštabiškesnis dalykas negu kad veikla. Jisai yra labiau struktūriškas, dar labiau struktūriškas. Dažnai jisai būna ne vieno, ne dviejų ir ne trijų žmonių. Jisai yra orientuotas į kažkokias didesnius maštabus. Tačiau čia aš noriu pasakyti tokį vieną dalyką, bent jau man, ką aš matau iš tikrųjų. Aš tikiu, kad viskas pasikeis ir verslas taps kitoks. Kada tikslai bus kiti, vertybės bus kitos. Ir kada žmonės bursis į verslą, keli žmonės ir kurs kažkokias bendruomenės, kur kažkokius produktus, paslaugas siūlys, ne? Ir kad tai bus ekologiška, kad tai bus grįsta tomis pačiomis aukščiausiamis vertybėmis, o ne merkantiliškomis vertybėmis, kad pasipelnyti, žūtbūt, kad sukurti vartojimo kažkokį, kad priversti žmonės kuo labiau vartoti, visokios akcijos, atrakcijos, kas vyksta, viskas vyksta ant vartojimo, yra prekių pasiūla didesnė ir paslaugų negu kad reikalinga žmonėm, todėl visus tuos dalykus yra, nežinau, kiek kartų to yra daugiau pridaryta ir daroma, negu kad žmogui reikia. Ir todėl atsiranda tas toksai, sakykime, plėšrumas versle, plėšrumas. Ir verslas neturi tų aukštųjų vertybių. Ir dėl to toksai verslas, mano suvokimu, bus priverstas žlugti. Ir toks verslas man asocijuojasi su žodžiu verstis per galvą. Nežinau, nes vis tiek tie žodžiai, jie turi savo kažkokią tai prasme, bent jau verslui jinai yra verstis, verslas, versti, ne, kažką išversti, versti, ne, tai ta netikroji vertė ir jisai dažnai eina dirbtinai į plėtrą ir dažniausiai jis eina į išorinę plėtrą, o veikla jinai vis dėlto labiau į gylį ir į kokybę. Manyčiau, aš taip manau, aš tuo tikiu. Nežinau, žmonės yra skirtingi ir galbūt jie skirtingai viską daro. Na, dabar apie etapus, apie tai, kad mes jau, apie tai minėjau, kad mes negalim padaryti to kvantinio šuolio, tiesiog aš esu mažas vaikas ir staiga tampu brandus žmogus, ne? Ir visuose dalykuose egzistuoja tas mažo vaiko ir brandaus žmogaus simbolis, ne? Nes jeigu žmogus nors jisai užaugo fiziškai, bet viduje jisai vaiko būsenos yra, ne? Jisai skaudinasi, pas jį yra labai aukos daug, ne? Jisai turi daug visokių lūkesčių gyvenimui, tie lūkesčiai nesirealizuoja, jisai pyksta, nervinasi. Ir čia yra ta vaiko pozicija, kada žmogus nesugeba prisimti atsakomybės už savo mintis, už savo jausmus, už savo žodžius ir už savo veiksmus. Tai yra vaikiška pozicija. Ir mes jau nebegalim tokiose pozicijose būti, bet kalbant apie veiklą ir verslą, juo labiau, ne? Tai mes turime būti brandus. Ir čia kalba eina ir apie etapus tam tikrus. Ir aš noriu savo pavyzdžių papasakosiu, kokie pas mane etapai buvo.
Tačiau, kaip ir minėjau, pačioj pradžioje mes iš pradžių bandom, ragaujam įvairius dalykus. Mes patiriam tą, nueinam ten, po to mes jau kažkaip susirandam, aha, šitas sritis mane labiau domina, ne? Ir aš tada į tą sritį daugiau savo dėmesio, energijos ir galbūt finansų investuoju, kad daugiau tai patirti, daugiau suvokti. Tada ateina dar vienas etapas, kada aš galvoju, okei, gal ir aš galiu tuo užsiimti, ne? Ir tada aš pradedu po truputėlį daryti, galbūt kartais fragmentiškai tai, po to aš pradedu daryti tai nuosekliai. Ir tada jau jūsų pasirinkimas, ar jūs einate į verslą, ar jūs tiesiog liekate veikloje, kur jūs vienas arba du turite kažkokią mini komandą, pagalbininkus, ne? Ir jūs einate į gylį ir dalinate su žmonėm tuo, ką jūs sukūrėte, ir tomis dovanomis, savo talentais, ir juos paverčiate į produktus arba paslaugas, ne? Tai va, ir iš tikrųjų, jeigu žmogus, tarkime, nori būti milijonierium, labai dažnai dabar daug tokių pasiūlymų tapti milijonieriais, pameditavus maždaug, tai iš tikrųjų tas pats yra kaip iš kokio 1000 eurų, arba ten 600 eurų šokti į 100 000 eurų. Tai žmogaus energetinė sistema tokių dalykų neatlaiko, jinai tiesiog gali sudegti. Ir mes turime plėsti savo imlumą, finansinį imlumą, taip pat etapais. Neinat staigiai, nes mes nesam viduj pasiruošę. Ir jeigu, sakykime, aš esu mažas vaikas, tai mano vienokios užduotis, kai aš tampu jau brandesnis, pas mane kitokios užduotis ir kitokie pinigai galų gale. Ir kad aš tampu visiškai brandus, kad galiu priimti didelį kiekį energijos, galiu jį atiduoti dideliam kiekiui arba už kainą atitinkamą žmonėm, ne, tada aš jau einu dar į vieną lygmenį. Ir tai yra augimas iš vidaus. Tai viskas tai yra augimas iš vidaus. Nesvarbu, apie ką aš kalbėčiau, apie dvasinius dalykus ar apie veiklą, vis tiek viskas vyksta iš vidaus. Neina iš išorės užauginti savęs. Mes galime daryti daug įvairiausių smulkių veiksmų, ne? Daug veikti. Tačiau jeigu mes viduje nesukursim tos kokybės, to pilnumo, tos brandos, tie visi veiksmai bus tik tuščias energijos švaistymas. Todėl mes turime labai save auginti iš vidaus. Ir ne šiaip savo, aš dariau programas, pats savo gurų, ir pirma programa, ir antra apie energiją, yra apie tų dėsnių suvokimą, kuriuos suvokus mes galime eiti į maštabą vidinį, ne išorinį. Nu, galbūt išorinį, bet aš vis dėlto kalbu labiau apie vidinį, apie tą brandą, kuri atsiranda, kada aš pradedu augti viduje. Pasidarė labai karšta. Atidarysiu balkoną. Užkaitino mane radiatorius. Tai va. Ir reiškia, mūsų psichika, kaip ir minėjau, tų dalykų gali neatlaikyti. Todėl mes turime išgyventi viduje daug procesų, kad prieitumėm iki tam tikro lygmens. Iki to brandumo, patirti, išgyventi, tačiau pats svarbiausias dalykas, kaip ir pradžioj minėjau, yra ėjimas. Yra ėjimas ir pagal savo vidinį GPS, pagal tą kompasą man patinka, aš jaučiu, kad aš noriu to ir aš pagal tai einu. Ir visa tai sprendžiama yra ne galva, o širdimi. Ir jeigu jums patinka numerologija, einat jūs jos ir mokasi. Patinka neurografika, einate jos ir mokotės. Patinka garso dubenis, einate ir mokotės. Patirite, suvokite mano, ne mano, man užtenka, galbūt aš prisipildžiau energetiškai, kažką gavau, dabar einu toliau, ne? Arba aš einu tą kryptimį, kuri man patinka, iš to, ką aš išbandžiau, arba aš einu ieškoti toliau dar kažko, kas mane veža, ne? Ir iš tikrųjų jūs tikrai atrasit, nes kažkas skambina. Ir iš tikrųjų jūs atrasit visą tai, nes truputėlį įsimušiau iš vėžių, nes skambutis buvo. Va, jūs atrasit tai, kas jums patinka. Ir tada dar yra vienas momentas svarbus, apie kurį noriu pasakyti, žodis dalintis. Jūsų kodinė būsena yra dalintis. Jeigu jūs jau sukaupėte pakankamai patirties, jums atsiranda noras dalintis. Jūs tiesiog suprantat, kad jūs norite atiduoti tai kitiems. Ir čia yra labai labai svarbus momentas. Dalyjimuose etapas tai yra ženklas, kad jūsų patirties jau pakanka ir kad jūs jau galite eiti toliau. Tai jeigu jūs dar nepradėjote dalintis kažkuo, tai ką jūs darote, dar reiškia, jūs nesukaupėt pakankamai patirties.
O galbūt jūs per daug bijote ir, sakykime, ir jūs galite galvoti, o Dieve, nu tai kuo aš čia galiu dalintis, net jeigu jūs ir veiklos kažkokios neturit, jūs visada turit kuo dalintis, kiekvienas žmogus turi kuo dalintis. Jisai gali, sakykime, dalinti savo patirtim asmeninę, vaikų auginimo kažkokiais ypatumais, dalintis visada kuo. Ir žinote, ką noriu pasakyti, kad dabartinė ir ateities kultūra ir veiklos visos, jos bus susijusios su dalinimos energija. Tai reiškia, kad žmonės tiesiog dalinsis, nes dalinimasis padeda kitiems žmonėms augti, tai yra labai kilni misija. Ir jeigu jūs dar to nedarote, tai jūs tiesiog nuo šios akimirkos pasakykit ir paklauskit savęs, o kuo aš galiu pasidalinti su kitais. Ir jūs galėsit pradėti dalintis. Kada jūs pradėsit dalintis, jūs pamatysit, kad įvyks. Jūs pamatysit, kaip jūsų energija pradės augti ir jūs tikrai pradėsit bręsti viduje, nes dalinimasis, išėjimas į eterį, atidavimas to, ką jūs patyrėt, jūs labai augina. Tai va, ir būtent nuo to momento jūs jau galite pradėti savo veiklą. Kol jūs nesidalinate, tai jūsų veikla dar yra tokioj užuomazgoj. Nesvarbu, kad jūs dar jau patirties esat sukūrę ten labai daug. Tai va, ok. Ir dabar aš apie schemą noriu pakalbėti ir apie tai, kaip į savo veiklą einama etapais. Ir aš tiesiog papasakosiu savo pavyzdžių. Jūs pamatysit, kaip aš ėjau ir suvoksit, kad stebuklų nėra. Žmogus tiesiog jisai neatsiranda lygioje vietoje toks, koks yra. Jisai turi praeiti, kažką tai išgyventi, patirti ir tada atsiranda kiti dalykai. Pradžioj buvo pas mane samdomas darbas. Aš dirbau banko darbuotoja, kad ir kaip nekeista, valytoja, kultūros namų direktorė, paskui žurnalistė, paskui viešųjų ryšių specialistė. Ir čia buvo mano samdomos veiklos, kurias aš išsėmiau turbūt maksimaliai, kiek buvo įmanoma. Įgijau čia patirties. Taipgi pirmas etapas vis dėlto yra samdomas darbas ir manau, kad pas visus taip yra. Mes praeinam dažniausiai iš karto į kažkokią savarankišką veiklą, gal būna, kad nueina, bet dažniausiai tai mes po samdomo darbo nueinam. Toliau dar čia mano etapas buvo, aš buvau bedarbė. Aš buvau darbo biržos klientė, kada mane atleido iš darbo dėl krizės ir ten mažino etatus tuos. Ir aš jau nuo to momento jau niekada nebeišėjau į samdomą darbą, nes supratau, kad aš nebenoriu tai daryti. Ir tas etapas buvo mokymosi etapas. 2011 metais aš įkūriau savo įstaigą Žinių namai. Ir nuo to laiko aš pradėjau dirbti savarankiškai. Tačiau kas įvyksta? Jūs galite įkurti savo veiklą. Tačiau jeigu sąmonė nepasiruošus, neišeisite į kitą maštabą. Todėl aš pradėjau irgi dirbti su atsitiktiniais klientais. Čia man kažkas honorarą sumoka, čia man kažkas honorarą sumoka. Tačiau tai buvo tokie galų durstimai, suprantat? Toks išgyvenimo ir mokymosi periodas. Toliau aš pradėjau rašymo, reklamos paslaugas teikti, knygas rašyti. Ir čia buvo irgi visai neblogai, ypač su knygų rašymu, tačiau ir tai vis tiek aš buvau priklausoma nuo kitų žmonių, nuo kitų klientų. Toliau 2013-2017 metai aš pradėjau burti žmonės, įkūriau laimingų moterų studiją. Iš pradžių dar ne ją, bet tiesiog pradėjau konferencijas, seminarus. Aš pradėjau rengti apie verslą seminarus ir mokiausi pati. Apie verslą, reklamą aš kviesdavau žmonės ir toks buvo mano būdas mokytis. Aš suburdavau žmonės, kad jie ateitų ten ir aš mokiausi pati tų visų dalykų, apie kuriuos visiškai nieko nesupratau. Ir nes žinojau, kad būnant savo versle, tai veikloje, tai būtina žinoti tuos dėsnius tam tikrus, kaip viskas vystosi. Toliau aš laimingų moterų studiją įkūriau ir pradėjau moterims renginius daryti. Tačiau noriu ką pabrėžti, aš savim kaip ekspertė nepasitikėjau. Aš visada kviesdavau kitus žmonės ir būdavau tik tai kaip organizatorė. Man buvo net baisu pagalvoti, kad aš pati kažką galiu kalbėti. Mane net sutraukdavo viduje. Ir aš iš tikrųjų labai bijojau kalbėti ir viešumos, nors atrodo labai drąsi, bet buvau kažkur savo galvoje užsispaudus tam tikrų metų. Toliau buvo pirma kelionė, organizavimas kelionės į Indiją moteriam. Ir čia jau buvo augimas į visiškai kitą maštabą, nes buvo visiškai kita veikla, naujumas, buvo visiškai kiti pinigai ir taip toliau reikia daug dalykų padaryti, kuriuo aš nemokėjau. Ir aš per tai išmokau priimti didelius pinigus. Tuo suvokimu, kaip tada man atrodė, ne?
Ir toliau aš jau perėjau į kitą etapą. Tas etapas buvo mano autorinės rašymo programos. Ir pirmoji programa, kurią daugelis yra baigę galbūt iš čia, tai yra Labas mano tekstai programa, kurią sukūriau pati. Tai buvo mano pirmas produktas ir aš jį pardavinėjau pati. Tai va, ir aš po to pradėjau labiau savim pasitikėti kaip ekspertė ir pradėjau kurti kitas autorinės programas. 20 metais visiškai perėjau į online. Absoliučiai perėjau. Ir mano veikla iš išorės persikraustė tik tai į online dėl suprantamų priežasčių, bet paskui taip ir liko mano ta vieta, kur aš online dirbu. Ir aš toliau pradėjau nedrąsiai daryti webinarus dvasingumo temomis. Pradėjau jausti, kad man kalasi kažkas tai kita. Ir turiu pradėti daryti tai, kas man iš tikrųjų patiko ir kur aš save apgaudinėjau, kad man nepatinka. Ir jau 23 metais atėjo perėjimas į kitą lygmenį, ir kur aš pradėjau save pozicionuoti kaip vidinio augimo mentorė, kuri padeda iš įvairių krypčių, padeda žmonėm augti iš vidaus į išorę. Ir tai mano buvo drąsus toksai išėjimas ir į eterį, ir saviraiška. Ir per tą laiką aš iš tikrųjų vėlgi užaugau ir labai pasikeičiau. Ir tai nėra pabaiga. Aš nuolat mokausi, nuolat augau. Ir štai paskutinis mano kūrinys yra ta mentorystės programa Mylima veikla nuo nulio naujiems laikams. Eik pašaukimo keliu, kur balandžio mėnesį prasidės. Ir kur dar gali prisijungti 2 žmonės iš tikrųjų, tai 3 mėnesių programa yra. Ir aš padedu moterim struktūrizuoti veiklą ir išeiti į kitą lygmenį. Ir jeigu tos veiklos nėra, tiesiog jeigu jos pasiruošusios tos moteris, ar vyrai, galbūt tai nebūtinai moteris, tik tai mes galime pradėti kurti tą veiklą toj programai. Tai va, tai toks mano yra pasiruošimas. Vyko ilgas iki to, kol atėjau iki čia. Pasakoju jums ne kad norėdama pasigirti. Aš neturiu kitų pavyzdžių, aš turiu tik tai save. Ir jūs matot iš mano pavyzdžio, kad tikrai galima viską daryti nuo nulio. Tiesiog praeiti kažkokius etapus. Taip tikiu vienu dalyku, 2 dalykais. Pirmas dalykas, kad kelią nueina tik einantis. Antras dalykas yra, kad šiuo metu, kada viskas keičiasi, vibracijos auga, viskas greitėja, galimas greitesnis perėjimas į tam tikrus etapus, negu kad buvo anksčiau. Ir dabartiniam žmonėm eiti ir pasiekti tą kažkokį lygmenį kitą, negu kad jie buvo, galima kur kas greičiau, negu man tai buvo. Lygiai taip pat kaip ir vidinis mano augimas vyko gana ilgai palyginus su daugeliu dabartinių žmonių, kurie labai staigiai pajunta, kad prabundančią sielą ir pradeda daryti tos dalykus. Tai va. Tai mano toks yra pasidalinimas. Rytoj kalbėsiu daugiau apie savybės, kurių reikia, kad žmogus vis dėlto galėtų pradėti savo veiklą. Ir manau, kad jums tai kažkaip tai gal surezonavo, gal tiko, gal parašykit komentarą, kaip jums atrodo, gal aš kažkur tai jūsų nuomonė esu neteisi, gal jūs turit savo kažkokią kitą poziciją. Man labai įdomu bus išgirsti ir ačiū, kad buvot kartu. Ir iki rytojaus.